Pamoka Vilkijos gimnazijos ketvirtokams. Lietuvių liaudies dainos ir senovinių muzikos instrumentų garsai. Mums labai šalta, šalta, mums labai šalta, šalta. Mėnuli tėveli užtekėk, užtekėk, mėnuli tėveli užtekėk, užtekėk. Įdomu, nes aš kokią pagrindinę mintį noriu jums pasakyti. Dabar va pavyzdžiui, ar tekę girdėti tokį vat kažkada vakare? Pelėda. Va, gegutė, tiksliai taip. Tai va, vaikai, va, aš matot kokį, sakai, pelėda, ne? Tai va, tokia gali būti, va. Aš net atnešiau, va, jei kad atspėjai, aš tau galiu jos plunksną padovanoti norėtum. Va, prašau, vaikai kitą kartą žiūrė. Va, pataikiau, žiūrėkit, va, kaip man pasisekė, matot, gegutė. Almantas atspėjo, kad... Jo, tai čia vyrukai kukuoja, kad mergas prisivilio, žinokit, dėl to kukuoja. Nu taip, tai va. O tai dabar ką aš jums norėjau pasakyti, o kad visi šitie, žiūrėkit, ir šitą paskui dar parodysiu, iš ko jie padaryti. Iš medžio. O paukšteliai kur suka lizdus? Medžiuose. Todėl reikia labai saugoti ir medį kirsti, jeigu labai reikia. Nes jie neturės savo namų. O dar koks ryšys yra tarp paukščių, medžių ir dudelių. Mesgi giedam, va dabar va pagrojom, pagėdom, paukščiai irgi gieda. Va kaip sukasi ratas, todėl vaikai, saugokit gamtą, paukščiai, mes visą didelę šeimą. Va jau matot, koks, matos, kiaurai gali matyti irgi. Va, čia jau kas čia yra. Ragas, papuošimas jisai va, jis sustiprina garsą, va čia uždedam, o čia paskui jau aš jau vakar suviniojau. Čia irgi matot medinis liežuviukas, prisideda, su virvutė prisiriša ir jau dabar va, tai jau čia mes galim dar rimčiau pagroti paskui. Jo, šitą žinot kaip vadinasi? Ne. Birbynė. Fleita kai šitai. O čia jau grinai, čia žinokit grinai mūsų lietuvių jau liaudies, jo žinokit, kur patys gali pasidaryti ir patys save palinksminti. Į niekam neačiū, ne viso gero. O, klausykit, pagrosiu. Skamba, ne? Gražiai. Čia atpažįst, čia tokia, žinokit, iš Žemaitijos tokia daina, kai grėbdavo šieną ar šienaudavo, kad nebūtų liūdna dainuodavo taip. Pjovio vanako išeina, čia žemaitiškai yra. Teko girdėti. Tai va, matot kokią? Tai nieko, tai dabar vaizdu. Žinau, nieko, ne mes. Dabar žiūrėk, ką padaro ragas. Sustiprina garsą. Va. Decibelų prideda. Ką? Decibelų prideda. Čia o kaip lietuvių? Stiprumas. Jo, garso stiprumas. Aš tai stengiu, žinokit, lietuviškai stengiu. Aš paskui nesupras, pradedu nieko. Va, dabar žiūrėkit, sujungiam. Ir sujungiam, o čia šita mažytė dudytė, su šitom gaidas išgaunam. Va. Taip. 1, 2, 3. O jau, keturi buvo, ne? Aš sakiau,
sukamės dar. Nesibodo dar. Nu, dar vieną kartą, gerai? Ar dar daugiau? Vieną. Vieną? Aptavargot vaikai? Nu gerai, paskutinį. Nu gerai, paskutinį ir sukamės. Nu gerai. Kaip tą dainuoti? Skrido žvirblis per ulyčią, ir pamatė kanapyčią, lesa savo vaiką, neša. Kanapyčią lesa savo vaiką, neša. Bandito? Banditai. Pabandysiu. Kaip čia gaunas? Bandito. Ne, nu pabandyti banda ir banditai. Nu tai jeigu į bandą, žiūrėkit, į bandą, jeigu susirenka bandoji banditai. Tik žiūrint, ką daro. O. Jau beveik gaunas. Nu, neskubėkit. O, taip, susirgau pūstą. Nu, tai neturi lūpą suglausti ir turi va tas toks, kitaip neišeis. Nu, nes įsitemp. Išeina. Va, eik tu, dar kartelį. Nu va, paplojam. Daryk tą purpstą. Oho! Išeina. Skaityk, kad išėjo. Jau kažkas gaunas, neįsitemp. Jau beveik buvo išėję. O! Išėjo! Jo, smarkiai nespaudė. O! Nu gerai. Oho! Nesvarbu, tik tai neįsitemp. Va. Ir pagauni. Nu, beveik panašiai. Va. Va. Neįsitemp labai. Pūsk ir spausk. Kodėl čia nesipučia? Ai, tu turi spaudyti. O, smarkiai neįsi. Jautė, ne? Ai, šitą išeina? O, nu ką? Nu dabar pasiruoškim visi, gerai? Pasiruošiam. Pasiruošę, aš prisipačiu, kai linktelsiu visi grojim.